Sveiki brangieji, šiandien esame nuostabioje gamtos apsuptyje. Vieta labai graži, kalnuota, kaip, sakyčiau, kaip Tadas Blinda, kur buvo filmas ar kažkas panašaus, tokia kalnuota. Varlytės kreksi savo, ten kažkas plaukioja. Labai gražu, labai gražu. Šie mūsų užsakovas švęs jubiliejų ir mes jį, žinoma, skaniai maitinsime ir jo svečius. Pasiruošė mūsų berbekių, kaip visada mamytė, mūsų bulidas. Na, o čia mūsų nuostabi Tamara, kuri ruošia mūsų salą visus patiekalus kartu, drauge su manimi. Oras mums labai šiandien pasisekė. Čia, aišku, bus užkurta pirtelė. Įdomiausia tai, kad, matot, čia yra, kaip pasakyti, ir medžiotojas, ir stovi dar netgi bokštelis pačioj sodyboje. Tai labai įdomu. Tikrai įdomu. O pats jubiliatas eina mūsų. Ir geras netgi yra. Šalti užkandžiai paruošti. Dabar laukiame svečių. Ir pateiksime karštus už poros valandų. O karštiems šiai mes gaminsime elnienos kepsnį. Tai yra galinis kumpis elnienos. Ir briedienos grildešreles. Štai taip atrodo svečiam paruoštas stalas su maistu. Sakyčiau, visai neblogai gavosi. Na, o tenais berbekių mama kepa mūsų elnienos kepsnys. Štai, brangieji, tokios takelės. Tikras balius pas karusiukų šiandien. Nu ką tu pasakysi, jiems irgi šventė šiandien. Brangieji, jeigu jūs norėsite skaniai pavalgyti, atšvęsti savo gražią šventę, skonio lobis visada jūsų paslaugom. Nu va, vaikai eina žvejoti. Na ką, šiandien ragausime elnieną. Nu, iškepė tobulai. Pasakysiu, o bože, o dieve mano. Kaip sakė vienas amerikonas, burnoj tirpsta. A ne? O kažkas žuvį pagavo. Brangiai, jeigu jūs norėsite užsisakyti elnienos kepsnį su baby, bulvytėm ir daržovėmis grill, visada prašau, skonio lubis jūsų paslaugom. Na štai, pas mus paruošta berbekių bulvytės su daržovėmis. Toliau, pas mus čia yra elniena ir briedienos dešrelės. Na štai, ir dabar visiems svečiams viską pateiksime.